Labas rytas, labą dieną visiems. Ką, šiandien turiu tokį modeliuką darbams. Tai būtų Honda CB1000R modelis, kuris eina nuo 21 iki 25 iki šių metų. Tai atrodo labai neblogai, sportiškas, litras. Prikrauta čia visokių aksesuarų, žodžiu. CB SC Project Single Sided Swing Arm. Atrodo irgi labai gerai ant šito modelio. Daug tokių gamyklinių detalių, kurios, atrodo kaip koks custom detalės, kad būtų išfrezuota. Ir šitas, turiu omeny, kad ne gamyklinė atrodo dalis būtų. Tai tikrai neblogai atrodo. Spidometras planšetinis. Turi 4 režimus. Visokių ten žodžių kitų Navaroto. Tai quick shifteris gamykliškai yra. Toks, sakyčiau, tikrai labai man kažko iš šono primena MT-09. Tas galas toks pas MT-09 irgi labai panašus, trumpas toksai. Labai panašus, konkurentas MT-09 ir litras. Tai ką čia mes su juo darysim, žodžiu, nuo konfiguracijos pradedam. Filtras, tai man atrodo originalas, uždėtas sliponas, tai yra tik tai iki čia. Toliau katalizatorius, kelnes, viskas gamykliškai, taip ir liks. Gamyklinis jodas išmetimas, įdomus variantas irgi. Kažkoks specialus padengimas, keramikinis turbūt. Tai, žodžiu, sureguliuoti kuro mišinį ir visus kitus reikalus pagal šitą išmetimą. Aišku, būtų deketas pilnas, būtų žymiai fainiau, žymiai smagiau, rezultatas būtų geresnis, tikrai manau. Bet to, ko manęs prašė savininkas, šito dalyko tikrai pilnai pakanka. Tai šitas modelis pasižymi gamykliškai neteisingų sureguliavimų iš gamyklos, kaip pasakyti. Galimai dėl visų tų euro reikalų jisai turi standartinį, jeigu pasidomėsit, pasižiūrėsit video, turi standartinį galios duobę. Kažkas nuo 4,5 iki 6,5 tūkstančių apsukų tose ribose. Tai matuosim, žiūrėsim, ar tikrai jisai turi. Čia yra europinis modelis. Kokį video pamatysit YouTube'ai, tai ten dažniausiai būna amerikonus, kokius testuoja. Ten programiniai skirtumai gali būti. Pas vieną gali dasidėti daugiau tos galios, pas kitą mažiau. Europiniai yra mažiau apriboti, bet visgi yra apriboti tikrai. Tiek maksimali galia, tiek ir turi tokių visokių kitų niuansų. Tai aš manau tikrai po reguliavimo jisai važiuos žymiai geriau. Ir savininkas bus patenkintas. Tai ką, pasirašinėsim, matuosim, žiūrėsim, ką iš čia turi gamykliškai. Ant dokumentų dabar neprisimenu. Ar 107 kW turėtų būti, ar 107 arkliai. 107 kW, man atrodo. Reikės pasižiūrėti. Tai daugiau kaip ir ką apie šitą modelį. Nelabai yra ką pasakyti. Lemdą zondą norėčiau labai išjungti, bet negalima, kadangi jau tokį modelį tikrai matuoja CO. Dabar tie visi CO matavimai labai pradėjo maišyti tam reikalui, kad negalima išjungti lemdą zondo ir labai yra sunku arba net neįmanoma sureguliuoti žemą galios perdavimo zoną. Tai yra kruizinimas, labai maži gazo pasukimai mieste kažkur tarp mašinų. Lemda zondas darys savo vis tiek. Kiek aš kūro bedėčiau toje vietoje, tiek jisai kūrą atiminės. Ir judės prie to savo užduotos gamyklinio to parametro. Tai yra lemda 1. Tai ką norėjau pasakyti dar kartą apie lemda zondą turbūt. 4 laidų zondas yra narrow band vadinamas zondas. Jisai nieko nereguliuoja.
jisai, kaip pasakyti, jisai tik tai atima kūrą, kad kuo labiau kaistų išmetimas, katalizatorius jame ir efektyviai valytų išmetamasis dujas ir taip toliau. Tai katalizatorius veikia efektyviai tik prie tam tikros temperatūros. Išjungus zondą, bet čia jau yra deketo reikalai. Darom deketą, tarkim, išmetam kataliką, lambda zondą išjungiam, viskas ok. Jeigu mes išjungiam lambda zondą, jį atjungiam ir paliekam katalizatorių, kaip pasakyti, to valymo tokio nebebus efektyvaus tų išmetamųjų dujų ir su laiku katalikas tikrai užsikimš. Būna išsilydo viduje, žodžiu, pasidaro didelis atgalinis slėgis, negerai varikliui, tai jeigu kas programuojat ar darot kokias modifikacijas, tai jeigu lambda zondą išjungiat arba deda tuos apgavikus, katalikas būtinai turi būti pašalintas. Tai kitų variantų nėra. Šiuo atveju zondas paliktas bus, kadangi ir katalizatorius bus paliktas galimai, kada nors gal kažkas pasikeis, galima bus išjungti, atjungti, tiesų išmetimą padaryti. Dabar jisai prislopins ten ir tų arklių, ir to garso. Nors čia tokia anga gan nemaža. Tokia jo, sakyčiau, labai nemaža. Žodžiu, tai va, tokie reikalai, daugiau nelabai ką yra čia kalbėti, matuosim ir žiūrėsim. Kol kas tiek. Ką, darbukas baigtas, tai antra diena. Vakar nespėjau, biškį išlindo niuansėlių tokių, šiaip bendroj sumoje viskas pasisegė, manau, daugiau negu neblogai. Skaičiai tikrai labai geri, kaip tokiam mocui turiu omeny, tai pasaka. Ką galiu pasakyti, iš gamyklos jis yra žiauriai išdusintas. Kas turi tokį modelį nuo 2.1, net gal iki 2.1, nuo 19, man atrodo, irgi reikia žiūrėti. Softą neprisimenu. Bet kas turi tokį modelį nuo 2.1 iki 2.5, nesiprogramuot, nepasičipuot, kaip pasakyt, būtų juodas griekas, žinokit. Aš pasakysiu taip, tai vienas iš labiausiai pridusintų mocų, kas yra, keista, kam daryti, ir pridusintas jisai tokiuose diapazonuose, kur ten, kaip pasakyt, su CO ar kažko tenai, nelabai susiję. Tai pradedam nuo to, kad yra kelios versijos, šita yra pilna europinė, maksimali galia, tai yra gazas, dugnas nėra apribotas, visiškai. Kiti softo numeriai žiūrėjau yra apriboti, gana stipriai, jeigu Amerika, tai ten iš viso dar smarkiau, bet nesvarbu modelis, nesvarbu ar Amerika, ar Europa, pirmom pavarom, tai yra pirmą ir antrą pavarą, mocas yra smarkiai pridusintas. Tai pirmą pavarą jisai duoda tik tai kažkas apie 40%, 35-40% galios. Pirmą pavarą jūs atsukot gazą dugną, ir nieko neįvyko, aišku. Antra pavara kažkas apie 50-60% galios turit. Visos kitos pavaros, tai čia kalbu apie dugną. Atsukot pirmą dugną, turi tiek, atsukot antrą dugną, turi tiek. Nuo trečios pavaros ir į viršų. Maksimali galia nėra apribota pas šitą mocą. Pilnai jisai yra, kaip pasakyti, atrakintas. Bet kituose diapazonuose jisai yra, žodžiu, smarkiai pridusintas. Tai dar kartą. Išmetimas su katalizatorium originalas. Tai jeigu būtų tiesus deketas, aš manau, rezultatas tikrai būtų dar kažkiek geresnis. Sportinis filtras, ten ant plauko dabar tie modernus originalus filtrai, jie tikrai puikiai praleidžia orą. Ten įdėjus kažkokį sportinį filtrą, nemanau, kad jūs ten pajusit tą vieną arklio galę, ten ar dvi arklio galės kažkokiam diapazone. Tai ta investicija nemanau, kad verta, jeigu jūs važinėjant kasdien paprastais keliais, kur dulkės pakeliaujat ir visi kiti niuansai. Kitas dalykas, paskiau tik pastebėjau, oro paėmimas yra čia iš galo, man atrodo taip. Tai, kažkaip, manau, gal net ir yra gaminama aftermarket kažkokie paėmimai didesni, kad mocas galėtų įsiurbti daugiau oro.
Tai manau tikrai būtų pliusas. Airbox modas kažkoks. Pati filtradėžė žiauriai maža. O, filtradėžės, tarkim, tokio dydžio tik tai po šitą motociklą. Nežinau, čia su motoroleriu galima palyginti kažkokį. Paėmimas taip pat. Kitoj pusėje. Jo, kitoj pusėje tokios pačios grotelės irgi. Nu, tai įima iš dviejų pusių, tarkim, iš galo. Irgi kaip ir minusas mocas, būna po sėdinę paėmimą, padaro iš galo. Mocui reikia oro, kad jis paimtų iš priekio, bet čia nelabai kaip ir yra pagal dizainą. Tai padarė taip, žodžiu. Tai ką dar, kas buvo daryta, sureguliavau pilnai kūrą. Nuėmiau visus ribotuvus, duobių lyginimas ir visi kiti niuansai. Tai lambda zondas paliekam, kaip ir sakiau. Mocas, nu, tikrai man patinka. Ir kaip jisai, ta prasme, kaip jisai elgiasi, kaip jisai gazą reaguoja. Honda dėžė taip pat irgi. Taip pat man patinka. Tai nuėmiau top speed limiterį, nes jisai yra pribotas. Greitis kažkas apie 2.27, 2.30. Top speed limiteris uždėtas pas jį. Tai, nu ir ant speedometro, aišku, aš programuoju visą laiką dažniausiai 5 pavarą, bet pratestuoju ir 6. Pažiūrėjau, tarkim, koks top speedas, tai priseksiu irgi video speedometro, kiek jisai užsuka 6 pavarą. Tai paankstinau ventiliatoriaus įsijungimo temperatūrą, iš esmės kaistantis mocas yra. Nereikia ilgai jo kūrenti, būm jau žiūrėkit šimtelis temperatūrą. Tai, nu aišku, čia viduj važiuojant kiti niuansai, bet lyginant su kitais, tikrai gana greitai jis užkaista. Daugiau kažko tokio nepastebėjau. Nu, čia bendros informacijos galite ir YouTube'ai kokiai pasižiūrėti. Kitų ten dyno standų matavimų ir panašiai. Tai turbūt einam prie skaičių. Tai čia yra maksimali galia. Ką noriu pasakyti, šitam mocui nepatiko standartinis, kaip pasakyti, idealus kūro mišinys, toks koks patinka, tarkim, kitiem motociklam. Čia reikėjo biškį kitokio priėmimo, eksperimentuoti. Padarius, nu, tarkim, idealų tą etaloninį kūro mišinį, mocas prarado, nu, ta prasme neprarado, bet neįgijo arklio galių. Turiu omeny pikę. Tai buvo labai arti originalo. Reikėjo biškį kitaip apdirbti šitą reikalą. Tai gal pradžiai nuėmam tada newtonus, geriau matysis. Atrodo, tai buvo 100 kem 3, dabar yra 100 kem 8. Nutraukė biškį, važiavo žmogus. Ką čia nepabaigiau. Tai vat, ta duobė gamyklinė, apie kurią žino visi. Tai yra nuo, nu jinai yra nuo 4,5 iki 6,5-7, tai vat. Tai bendroji sumoji prieaugis, nu, aš manau įspūdingas tokiam mocui. Tai pažiūrim, kiek čia yra tų vagė toj duobėj. 7,3, 8,5, 8,6, kiek čia 7, 12, 12, ble. Nu, žodžiu, kažkuriuo sukimu mačiau buvo net ir 14, bet dabar labai daug tų sukimų dariau. Žodžiu, šitas pats yra geriausias, kaip pasakyti, optimaliausias. Dažniausiai pasikartuojantis, tai imam, tarkim, toj duobėj yra 12 arklių. Kitam diapazone 7, 9, nu, pikas 5. Čia jau nekalbu, kurie botuvai. Net ir mocas, kaip pasakyti, maksimaliai galia jo galios perdamas nepribotas, bet toj vietoje jau, kur buvo, jisai ėjo į dugną, tarkim, čia jau ribotuvas jau buvo 125, dabar yra 20 arklių, tarkim. Tai čia žinokit, nu, ant top speedo, ant maksimalių galių žiauriai pasijau šitas dalykas. Aš manau, kad labai bus įdomu išgirsti atsiliepimą žmogaus. Gal jisai ten ir kažkur internete po video paliks. Tai vat, kūras. Oi, taip, gal newtonus. Newtonai taip pat, ta duobė. Analogiškai. Arklių 12, 96, 83, 96.
Nu, kiek niutonų toj duobėj pradžioj. Dar gal daugiau net. 16 niutonų. Tai parodysiu dar porą kitų gazo padėčių. Ten taip pat yra kūras, nu, tai kūras, kaip ir sakiau, šitam mocų standartinis nepatiko. Nu, aš manau, galima dėl tokio rezultato paaukoti tos kelis papildomus procentus kūro, tuo labiau, kad tai yra maksimali galia. Tuo dugnu, tarkim, nežinau, kiek jūs tenai važiuosi, tikrai ne visą laiką. Svarbiausia, kruizinimas ir visi kiti diapazonai, kur mocas tikrai, aš manau, įsitikinęs, tai bus ekonomiškas. Dėl maksimalios galios, aš, kaip ir sakiau, buvau padaręs idealų mišinį, žodžiu, pagal tuos visus ale standartus. Nu, jisai parodė mažiau arklių, tai aš nusprendžiau, kad bus geriau palikti tokį rezultatą, vat koks yra dabar. Tai čia yra viena iš aukštesnių gazo padėčių, taip pat prieaugiai, nu, įspūdingi. Taip, nuėjame niutonus. Taip pat prieaugiai įspūdingi. 11 G taip pat tam diapazone, tai čia, nu, yra smarkiai kūro mišinys. Kai kuriuose diapazonuose padariau, nu, kuo mažesnis, kaip pasakyt, galios perdavimas ir mažesnis, kaip pasakytas, gazo atsukimas, dariau tokį etaloninį tą kūro mišinį, kad būtų ekonomiškai ir visi kiti tie niuansai, nes šituose diapazonuose čia tas, nu, gale biški netaip aktualu. Taip, kur čia jis yra? Va taip, dabar yra pastatyta. Gamykliškai pašyta buvo šitam diapazone labai keistai su kūro mišiniu. Jisai buvo žiauriai per liesas ir nuo 10 štukų jisai ėjo iš viso. Nu, jau net nebematoja, out of chart, žodžiu. Tai biški net įsigandau, apsižiūrėjau įrangą, galvoju, niekas niekur čia neleidžia, nepraleidžia, pasirodo ne. Gamykliškai ten toksai defektas programai buvo. Aišku, jūs iki šitos vietos toj gazo padėty galimai ir neatsirasit niekada, bet jeigu atsirasit, tai geriau, kad būtų sureguliuota. Tai va, čia prieaugiai taip pat labai geri. Tai kiek čia tų niutonų? Nu, niutonų irgi neblogai. Tai midrange'as, kaip čia pasakyti, pusė motociklo galios, nu, ne pusė galios, bet pusė gazo, taip galima pavadinti, ne? Buvo labai smarkiai per liesą šitam diapazone. Nors čia ne lambda veikia, dėl to, kad lambda yra palikta. Tai gamykliškai yra toks liesas mišinys. Taip, dabar yra taip pastatyta. Tikrai mocas žymiai sklandžiau dirbs. Galios taip pat čia yra. 7 AG, 3 AG pikė, nu, galo žymiai daugiau. Nu, viena iš mažesnių gazo padėčių. Čia taip pat prieaugiai. Labai geri. Šiam 9, PM8, irgi, kiek čia 2, irgi 11, 9 arkliai. Visam diapazone čia labai pasijausi. Tai labai gaila, kad mišinys čia taip pat buvo per liesas. Čia neužriebinau, šito vietoje jūs to gazo padėtį nedasuksit iki tenais. Nuo pradžių padariau, kad tik tai būtų normos ribose, ekonomija, švelnus gazo perėjimas ir visi kiti niuansai. Tai ką noriu pasakyti, labai gaila, kad negaliu parodyti to skirtumo, kas yra pirma, antra pavara. Tai originalą galbūt ir eitų prasukti stipriai pririšus, vis tiek, nu, galios perdavimas sukimo momentas, jisai gali čia man praslidinėti. Tai pirmą, antrą pavarą galimai gamyklinį prasukčiau, bet vis tiek nebūtų objektyvus palyginimas dėl to, kad po to jau po reguliavimo viską atrakinus, prasukti pirmą, antrą pavarą, taip kaip yra padaryta dabar, būtų be šansų visiškai. Tai irgi nebūtų objektyvu, bet skirtumas, patikėkit, bus žiaurus. Tai vat ką, prasuksiu čia porą kartelių, paklausysit, kaip jisai čia dirba ir
turbūt bus tiek žinių. Kažko jisai man primena Triumfą iš šono. Rocket 3. Kažko labai man primena tas ratas toksai irgi, man atrodo, pasitena išpikiotas. Man jau Rocketas vaidenasi. Greičiau man vežkit Rocketą, kas turit. Aš labai noriu padaryti. Jau man kažkas ten žada, bet niekas nedavažiuoja kažkaip. Tai vat, nu ką, turbūt šiam kartui bus tiek žinių, daugiau ką čia pasakyti nelabai yra. Tai iki sekančio, paka visiems.